Sveiki, šiandien norime pakalbėti apie futbolą ir futbolininkus lydinčias traumas su gydytoju ortopedu traumatologu Tomu Jonaičiu ir su gydytoju, sporto medicinos gydytoju Mykolu Butvila. Tai gydytojų vis dėlto kokios futbolininkus lydinčios traumos yra dažniausios? Tai aš iš viso norėčiau pristatyti, kas tas futbolas, kaip man atrodo, jau kai 10 metų jau dirbu su žalgiriečiais, futbolistais, tai pradžiai tai iš tikrųjų, minimaliai žinau apie tą futbolą, žinau, kiek ten tų žaidėjų turi būti, ten kampiniai, pendeliai, tie visi, bet po to su laiku tu supranti, kad, tai nėra tik tai paprastas žaidimas, kai tu bėgi ir kas ten greičiau pribėga prie to kamuolio, kad yra viskas ir gana stiprus tas traumatizmas yra ir gana stiprus tas taktinis žaidimas ir tai yra labai svarbu. Ir kai matai šitą dalyką su laiku vis labiau supranti, kiek tai yra sudėtinga aplamai tam šiuolaikiniam sporte. Aš tai kaip visiems sakau, tai čia kaip šiuolaikiniai gladiatoriai, tie futbolistai, bet tie gladiatoriai tai ir krepšinė, ir futbolė, ir ledo ritulėje visur yra. Ir ne ką svarbiau tas fizinis pasiruošimas, traumatizmas ir taktika. Tai šitas visas dabar yra šiuose visuose šiuolaikiniuose sportuose. O dėl traumų ir kokios tos traumos, tai jų yra begalės. Tai yra ir kontaktiniai tie sportai, ir tie čiurnos traumos, kelių traumos, ir yra, sakykime, staigus, netikslus judesys, kur irgi pasiekmė gali būti čiurnos, kremzlės pažeidimai, menisko raiščių pažeidimai, bet ir tas pats kontaktinis sportas, aš visą laiką visi rašo raumenų, ten dar kažkas, bet va, ir peties kontaktai, peties išnėrimai yra visas kūnas dirba, net galva, begalė to traumatizmo ir jisai tikrai gana didelis ir intensyvus, ypač kai yra tas vadinamas varžybinis režimas, netreniruotas. Tai O sakykit, daktarė, ar yra specifinės traumos, kurios būdingos yra tik tai futbolistam? Šiaip jos, aš tai sakyčiau, kažkiek yra panašios, krepšinis, futbolas, bet be abejo pagal specifiką, ką aš prisimenu, ką aš sudėlioju, pavyzdžiui, čiurnos tas traumatizmas, pastovi tas kamulio atmušinėjimas, tai irgi po to pažiūri į tą futbolistą, kuris 30 metų ir padarai paprastą čiurnos nuotrauką, kad tu matai, kad yra susidarę priekinių osteofitai. Tai yra tam tikras irgi kontaktinis sportas, kur eina smūgiavimas į tą kamuolį ir dėl tų traumatizmų susidaro čiurnos, pėdos, tos apsauginės, kaip susiformuoja tie apsauginiai osteofitai, kurie vėliau vyresniam amžiui labai dažnai netrukdo ir turi net operuoti dėl to. Tai kaip pavyzdys specifinės, taip, tai šitą vieną iš tokių kaip pavyzdžių, taip, pavyzdžiui, čiurnos, kas liečia traumą ir čiurnos traumatizmą. Po to, aišku, yra tos raumenų, sausgyslių, tie plyšimai, jie irgi yra specifiniai tiek futbolistam, taip, yra tam tikrų būdingų būtent, bet šiaip jos sportos ir krepšinis ir futbolas aš neišskirčiau labai jau aktyviai, kad krepšinėje tik tai tas ir tas, kaip pavyzdys, dviratininkų, kas man krito į akis, praktikulio lūžimai, tai irgi jie kritimo metu turi labai didelės traumas, krūtinės traumas. Jo, ar kaip jie ten krenta? Verčia. Bet kiek jau vaizdas žiaurus. Bet aš su tais pačiais futbolistais irgi būna vaizdų, kai jie ten iššoka ir ten po to, kai prasmūgio, tai irgi kaip jie nusileidžia, ar jie saugiai nusileidžia, irgi ir galvos traumos. Tai kai savo pažįstamų kineziterapeuto klausiau, tai sakau, tai Dainiau, kaip ten būna, ar dažnai būna, kad krenta, praranda sąmonę, ir jau tu graibai tą liežuvį ieškai. Jo, sako, porą kartų buvo iškritę be sąmonės ir jau turi gaudyti tą atstatinėti liežuvį, kad jisai neuždūstų. Tai tų traumų begalės ir jų tikrai įvairios yra. Tai galima sakyti, tai yra čiurnos, kelių traumos, peties traumos, turbūt neišvengia futbolistai ir galvos traumų. Taip, galvos traumų. Taip pat turbūt kirkšnies traumos, tokios būdingos labiau gal futbolo sportui. Taip. O Mykolai, sakykit, kiek svarbus yra tas fizinis pasirengimas ir sporto medicinos gydytojo vaidmuo
sportinėme paruošime. Tai sakyčiau, mūsų kaip sporto medikų vaidmuo toksai, kad visų pirma, mums net svarbu, žinoma, varžybinis pasirengimas visi tie periodai, bet visas sportininko darbas ir pastangos už varžybų, už salės ribų, tai yra jo režimo laikymas. Jeigu tai, sakykime, yra profesionalas, tai jis iš to uždirba duoną, tai kas be ko, bet, sakykime, paaugliai, kurie jau jų lygis artėja, jau žaidžia rinktinėse, ten 16, 18, kurie jau tikrai stengiasi, jie turi duomenis ir iš tikrai kažkas išaugs, tai jų yra svarbu, nes jie kaip ir teisiškai vaikai, jie gyvena su tėvais, bet jau jie labai savarankiškai, aš čia būsiu ir tas tenka susidurti, kad salėje, treniruočių metu viską jie gerai padaro, bet atsigavimas, kūno priežiūra stabdo. Tai yra su miegu prastai, eina miegoti kada nori, atsigulė dar telefonuose, reiškia, miego kokybė krenta, organizmas neatsistato, nervų sistema pervargus nervų sistema reiškia sudėtingose koordinacijos reikalaujančiose judesiuose raumenys neįsijungs laikų, judesys nebus toks, koks jis turi būti ir galbūt kažkur didės traumatizmo tikimybė. Kitas dalykas - mityba. Visi labai galvoja, kad čia pagersiu sportinių papildų, čia kretinas, baltymai, aminorūgštis, šakotos aminorūgštis, taip toliau. Pagersiu čia, čia ta mityba, čia nueisiu ten į burgerį pavalgysiu, mokyklai ten kokių bandelių. Nieko, jaunas čia atsistatysiu, tai su mityba. Kitas dalykas - to paruošimo galbūt vis tiek einant į tą link to profesionalaus, net nevadinčiau nei mėgėjai, nei vidutiniokai, dar ne profai, bet eina link to profesionalaus, tas visas, vis tiek, aš manau, sportininkas turėtų šiokių tokių namų darbų turėti ir namuose. Ar jam reikėtų prasivaluoti, ar pratampyti labiau įtemptas vietas, ar galbūt kažką pastiprinti su kineziterapeuto ten palaiminimu ir to trūksta ir tas toks, ateisiu čia, būsiu treniruoti, gerai, šeštadienį varžybos, viskas mano tikslas varžybos, čia leidimą turiu, pažymą turiu, varome. Ir tas toksai, galbūt ir požiūrio reikalas, ir psichologija. Tai čia, sakykime, ta visa, ta tokia, sakykime, didelė integrali visuma, kurios, sakykime, mes nematom, bet ką sportininkas, jis turi išsiugdyti įprotį tuo užsimti ir tam skirti laiko. O sakykit, vaikai vis tiek jie neturi to suvokimo, kad turi būti tas balansas ir koks tada būna trenerio ir tėvų vaidmuo jaunų sportininkų gyvenime. Kiek teko susidurti dirbant sporto dispanserį, tikrinant, ten tų futbolistų tikrai daug ir 9-mečiai ateina, ir 10-mečiai jie ir tie ankstyvos paauglystės, ir vyresni jau ten link pilnametystės, tai teko pastebėti tokią tendenciją, kad trenerio žodis kaip ir paskutinis ir tėvai kažkaip ar prisibijo, ar jie nenori tos konfrontacijos ir jie neiškelia jų vaiko bendros visumos ir gerovės aukščiau to, kad treneris, sakykime, spaudžia varyti, dalyvauti visos varžybos. Kai tas sezonas būna, tai jie treniruojasi kokius kasdien, kartais net ir po 2 treniruotės, ten tarkim viena ten būna jie kažkokios ten tos drilus, taktikas, vikrumus, taip toliau, ten ryte, pavyzdžiui, eina į sporto salę, ten liaudiškai tariant pasikačiant. Ir tas vaikas nuvarytas ir jam trūksta to atsistatymo ir tėvai tą mato, bet jie kažkaip trūksta tos atsakomybės, kad treneris būna, jis ten dar jeigu pareikia ten, tada jau ten iš vis tas vaikas įbaugintas, jis tik tai jau darys, kas jam pasakytas, tėvams skundžiasi, tada tėvai ateina mums sporto medikams skundžiasi, tada jeigu tu tą trenerį pažįsti, tu jam tada bandai velnių atlaužti, jeigu ten geresni santykiai, tai toks, sakykime, dar pasitaiko tokio požiūrio iš praeito amžiaus, kad varom arklius, o nuvarytis nušauna, tų arklių dar atsiras, kaip sakant, pilna norint šitą vietą. Tai galima sakyti, kad daugelis vaikų irgi, gal gydytojui Tomui klausimas, patiria traumų dar būdami jauni, susitraumuoja ir užkerta savo kelią į tą profesionalų sportą, ar galima taip sakyti?
Nu, tų traumų tikrai būna daug ir aišku, po tų traumų žiūrint kokio lygio tos traumos, jeigu ten, sakykime, nedideli patimpimai, raiščio ar dar kažkas, tai nėra didelis traumatizmas ir sportininkai gana greit atsistato, nes vis tiek yra komanda, yra kineziterapeutai, yra sporto gydytojai, mes ir mes pamotyvuojam, kad kada kokie mūsų nuomonė yra režimai. Pagaliau dabar šiuolaikinės yra tos technologijos, yra raumenų tikslus tie tyrimai, biodekso raumenų testavimo tyrimai, tos kameros yra, kai tu gali analizuoti, kada vis dėlto artėja tas jo sportinis režimas ir kada jis pilnai pasiruošęs. Ir šitas iš tikrųjų labai svarbu, nes kai kada būna, kaip sakoma, tie mūsų jauni sportininkai gauna per anksti to preso, kad jisai gali eiti jau ir eiktų ten ir gali ten visas varžybas ten atbėgti. Nu ir tada prasideda, kad jisai dar ne iki galo yra atsistatęs, o gauna gana didelį krūvį. Ir nei raumuo, nei sausgyslės niekas nepasiruošia. Ir tie yra visi niuansai, kad tada būna kur kas didesnės traumos, jau didesnio laipsnio pažeidimai. Kitas dalykas irgi reikia atkreipti, vat, kaip kolega sakė, į nuovargį, į visas tas psichologinės tas būklės, į tos visus atsistatymus. Jeigu jų yra labai didelį krūvį ir jisai nėra atsistatęs, tas irgi duoda ant raumens nuovargio, traumatizmas irgi didėja. Šiuolaikinis sportas, kad ir kokia sporto šaka būtų, yra labai dinamiškas, sportiniai žaidimai, futbolas, krepšinis, rankinis, tinklinis, taip toliau, reikalauja daugybės staigių, netikėtų judesių, pašokimų, nusileidimų, krypties keitimų, sprintų ir taip toliau. Kartais judesiai būna neprognozuojami ir netinkamai veikiant kūno biomechanikai gali padidėti traumų rizika arba iškart gali būti patiriamos traumos. Todėl mūsų ortopedijos klinikoje atliekamas 3D motion tyrimas dirbtinio intelekto ir pažengusių specialistų dėka leidžia įsivertinti realiu laiku kiekvieno kūno segmento judesius, taip pat kaip tie kūno segmentai sąveikauja tarpusavyje, ar yra nuokrypiai nuo normų judesio amplitudėje, raumenų jėgos susitraukimo, raumenų tonuse tarp galūnių, tarp tos pačios galūnės, vienos pusės raumenų ir kitos pusės raumenų ir leidžia inovatyviai užsiimti traumų prevenciją, gerinant biomechanikos parametrus, kurie nebūtų pastebimi jokio specialisto plika akimi. Būna papildomų daugiau tų traumų, tai šitas visas labai svarbu. O sakykite, ar vaikų ir suaugusių sportininkų traumos kažkom skiriasi, ar jos yra vienodos? Aš tai visą laiką juokauju, bet aš manau, aš dalį teisybės pasakau, kad virš 30 ir iki 30 juos visus skirstau. Bet ką aš pasakau, gal aš tikiuosi, aš teisingai pasakau, tai vis dėlto yra tam tikras sausgyslės elastiškumas yra geresnis iki 30 ir tų traumų, sakykime, kai raiščių, raumenų pažeidimų, jie yra žymiai lengvesni. Vyresniam amžiui vis dėlto ta sausgyslė jau nėra tokia elastiška ir mūsų raumenynas vis dėlto patiria didesnį traumatizmą. Plus mes susikaupiam tam tikrą kremzlinio pažeidimo bagažą su vyresniam amžiui ir atsiranda jau kiti dalykai, kas turi įtaką ir tą patį ir meniskų mūsų būklę, ir raiščių būklę, ir visų kitų struktūrų būklę, nes papildomai aktyvuojasi tie vadinami uždegiminiai faktoriai ir jie prie didesnį krūvio dvigubina mūsų traumų pažeidimų tas visas tikimybės. Tai taip, yra žymiai vyresniam amžiui didesnis tikimybės traumatizmo, dėl to vyresniam amžiui reikia kur kas daugiau priežiūros. Bet aš pastebėjau, kas vyksta, kai pradeda sportuoti vadinamas plus 40, jie viršui, jie jauni, jie viskas gerai, eina žaidimas aukštam lygiai, o raumenynas viskas tas nėra paruošta ir bendrauja ir šnekirtų, taip sakai, bet klausyk, tau jau nėra, kaip sakoma, 25, nėra 20 ir tu turi analizuoti save, tu turi suprasti, kad tavo organizmas nėra antiek pasiruošęs ir viskam reikia didesnio dėmesio, kad ir tos kineziterapijos visko yra kur kas reikalingas didesnis dėmesys ir tas įėjimas į sportinį režimą kur kas turi būti atsargesnis. Tai tas viskas labai svarbu, ypač vyresniam amžiui. Jaunam taip, tu gali daug ką, kaip sakoma, suvirškinti, kaip aš sakau, ir tą savo nerežimą, ir tą didesnį krūvį, nes
mūsų jaunesnis organizmas turi daugiau potencialo, daugiau galimybės atsistatyti, bet viskas su vyresniu amžium, dėja, eina negerin. Ir šiandien, turėjau pacientą, jisai man sako, čia, mano kremzlė gal pagerėjo po magnetinio rezonanso. Sakau, žinai, aš tai džiaugiuosi matydamas tą pačią kremzlę, nes kad jinai neblogėja, aš jau džiaugiuosi ir aš jam sakau, kad čia yra super, kad tavo kremzlės pažeidimas lieka tas pats, neblogina, nesakau, ne 4 laipsnio. Tai taip žmogui vis dėlto, reikia vis dėlto tos, lavint mūsų žmonės, kad supras vis dėlto, tai yra normalus procesas, kai mes senstam ir tas yra. Tai gal kažnors išgirs mane vyresnio amžiaus sportuojantis ir supras, kad vis dėlto reikia atsargiau ir klausyti savo kūno, kaip aš sakau. Tai sakykite tada, gal Mykolui klausimas, kaip tas, visi šneka, reikia fizinio pasirengimo, tai tada reikėtų eiti į sporto salę, turėti specialų kažkokį, ar treneriai sporto centruose, jie yra kompetitingi patarti futbolistui, ką treniruoti, kokius raumenis, nes mėgėjiškam sporte jie neturi jokio fizinio parengimo trenerių, jie neturi kineziterapeutų ir gydytojų, kurie taip pat lygiai vaikai, turbūt vaikų daugin ir daugin, nes sporto šaka labai populiarėjanti Lietuvoje. Kiekvienam mieste bandom pastatyti po stadioną ir įtraukti kuo daugiau jaunų futbolininkų, bet tą profesionalią pagalbą tai jų gauna tik tai profesionalų sportininkai. Tai kaip būtų tas teisingas pasirengimas, Mykolai, gal keletą patarimų mūsų klausytojams galėtume duoti? Jūs čia turite omeny dabar jaunuosius ar suaugusius? Galim ir apie jaunuosius, ir apie suaugusius pakalbėti, kaip fizinio parengimo, į ką atkreipti dėmesį, kas dažniausiai būna, kurios raumenų grupės būna dažniausiai silpnesnės, kadangi tai vienpusis sportas, turbūt viena pusė vyraujanti yra labiau disbalansas raumenų gaunas, tai kokie būtų patarimai bent keli, kad mūsų klausytojai galėtų atkreipti dėmesį į tai? Aš pradžio dar trumpai grįšiu prie tos visos, kiek tos priežiūros gauna, tai iš tikrųjų dabar tiksliai nepaminėsiu statistikos, bet tikrai buvo darytas tyrimas ir kad tų tokių elementarių sporto medicinos paslaugų, kas tos vadinamus sporto dispanserius anksčiau ateidavo ten elementarų tą pastikrinimą, ten kardiogramus rašyti, kraują, šlapimą priduot, gydytojo sporto konsultaciją, tai kiek iš tų sportuojančių ten keliasdešimt tūkstančių vaikų, gerai, kas arčiau didesnių miestų, kas didesniuose miestuose, bet kiek periferijoje, kiek rajonuose, kiek nesužiūrėtų, kiek nepapuolusių ir sportuojančių taip tiesiog ten kažkokie komandėlė, ten turbūt apie net kineziterapeuto turėjimą nėra kalbos, tai iš tų gerai, kad kraštų, jeigu kažkuris ten papuola ir tą sporto mokyklą atrenkamas, ar tikrai gabus į kažkokią komandą, tai jis jau pradeda važinėti, tikrintis, bet iš tikrųjų yra didelis poreikis mūsų paslaugų ir poreikis pradžio bent kiekybę tų paslaugų užtikrinti, o po to auginti kokybę, nes iš tikrųjų daug jų labai lieka, nepakonsultuotų, nepatikrintų, nesužiūrėtų, nenukreiptų tam tikrą linkme ir galbūt mes taip šalies mastu nacionalinėje visoje sporto sistemoje, sakykime, tą potencialą išvaistome. Tai, o grįžtant prie patarimų, tai kiek tekę susidurti su jaunaisiais futbolininkais, tai žinoma, čiurna yra vis tiek mobilus sąnarys, pritaikytas prisitaikyti prie paviršiaus nelygumų, žinoma, avalynė daro kitką, bet čiurnai kaip mobiliam sąnariui, sakyčiau, stabilumo niekada nebus per daug, ypač kai tai yra sporto šaka, kur yra neprognozuojamas krypties keitimas, yra greitas krypties keitimas, staigus, visokie šuoliai bandant kamuolį atmušti ir pavargus organizmų jau tas išdirbtas judesys, kažkoks šuolio nusileidimas, krypties keitimas, kas jau yra atidirbta ir tam kūnui jau net negalvoja sportininkas, kaip čia nusileis, po ten jau 30 nusileidimo varžybų metu galbūt jau kažkas nesudirbo, kažkokios grandinės pavargos silpnesnės ir jau žiūrėkim, ne taip nusileido, kažkuriai struktūrai buvo daugiau apkrovimo. Tai
kadangi ta tokia yra labai stipri dinamika futbolo, tai tikrai sakyčiau, čiurnos stabilumas, tai realiai visi raumenys, trumpai pasakant, raumenys tai yra aktyvios struktūros, kurios mus stabilizuoja, tai yra viena iš šių funkcijų, pasyvios struktūros stabilizuojančios sąnarius, tai yra raiščiai, visokie laikikliai ir taip toliau. Tai kalbant apie čiurną, sakyčiau, tai tikrai būtinai ir priekinės grupės tibialis, ir šoninė grupė, visi išeiviniai raumenys, tie patys, tie didėjai blauzdos. Tas mažai kalbama, bet visi maži raumenukai pačiam pade, kurie sudaro skliautą, kurie išlaiko skliautą, jie irgi svarbus. Ypatingai juos galima lavinti basom vaikštant ar darant tam tikrus pratimus, nes jie ten daug visokių sąnariukų, per kuriuos pėda pristaiko prie paviršiaus nelygumų ir tikrai bet kam, tuo labiau, kad mūsų avalynė išjungia tos raumenukus, aš pats su siaurais batais, tai jo, kalbant toliau kelis, tai toks man patiko, aš vienoj kineziologijos knygoje tą radau apibūdinimą. Kelis tai yra realiai stabilus didelis sąnarys, kuris yra kaip traukinys ant bėgių, tai jisai neturi pasirinkimo, o bėgiai, mūsų bėgius, tai sukioja yra du mobilūs sąnariai šalia kelio, tai yra čiurna ir klubas, tai realiai kaip čia bus, tai kelis taip ir kryps tenai, jeigu kažkoks klubo nestabilumas ir nesugebama išlaikyti ir klubas krenta į vidų, tai ir kelias važiuos tada ir bus apsikrovimas vidiniai pusiai, tai sakyčiau, irgi viskas, kas stabilizuoja kelį, tai tas pats ir keturgalvis, ir užpakalinė šlaunies raumenų grupė, ir iš kartas prisideda klubas, tai ypatingai šoniniai klubo sėdmeniniai raumenys, kurie iš šono klubo stabilizuoja ir neleidžia mums sugriūti. Tai čia ne tik futbolui, čia visom sporto šakom, nes patestavus tokius, dažniausiai ir jiem nugarą skauda, su nugara viskas gerai, patestuoji šitos raumenys, tai ten tas šoną, jeigu jis koją kelia, ten gali 2 pirštais nuspausti tą koją, nes ant tiek silpni šitie raumenys, kurie labai svarbus toj ėjimo fazėje, bėgimo fazėje, kai mes esame ant vienos kojos ir dar pusiausvyra nėra perneštas svoris ant kitos kojos. Tai o ypač bėgant, sprintuojant, jeigu mes keičiam kryptį, dar kažkoks ten, jeigu tas kažkoks apsivarimas kambuolio, tada atsiranda jau tie šoniniai judesiai, tai irgi svarbu. Tai realiai negalėčiau, žinoma, vidušlaunies, vidiniai tie pritraukiamieji raumenys, kas futbolininkam pas juos tų visų tų spyrių visų ir tai padavimas, tie raumenys labai būna stipresni net už šituos ir jie ir tą šlaunį automatiškai pritraukia. Tai labai pajutau, kad pradėjau smulkintis, nes man tas įdomu, visa biomechanika ir tos kinetinės grandinės. Tai realiai, neišskiriant realiai visos apatinės galūnės turi būti raumenys stiprinami. Žinoma, vadinamas tas korpuso raumenynas, giliai palei stuburą, nes tai irgi yra apkapas. Tai yra staigios rotacijos, pasisukimai, vis tiek koja spiriama, vis tiek mes ir akceleracijos fazė, tada išspyrus deceleracijos mes priešingos pusės raumenys irgi turi įsitraukti, kad ten nenulėktų kūnas kažkur. Tai tas visas labai svarbu. Tai sakau, žiūriu, labai įsiplečiau, bet nesinori to požiūrio kažkaip, kad, būna ateina, sako, kažką skauda ir ten paima, ten dažniausiai, sako, o tai čia šitie atitraukėjai, tie patys sėdmenys, tai pakačialink. Ir ten pakačialė, biškai pagerėja, bet jam nepraeina, nes to nėra visumos požiūrio, kad tuo pačiu vienas raumuo bus silpnas, priešingoje pusėje galbūt bus per stiprus, dar kitoje pusėje galbūt stabilizatorius jis irgi savo nesudirbs, reikia į tą visumą žiūrėti. Tai nežinau, gal gydytojas kažką pakomentuotų. Ne, viskas labai sudėtinga ir man viskas labai patiko, kaip tu pasakei. Kitas dar dalykas, kiti faktoriai įsiveda visą laiką raumenis, sausgyslės, bet jeigu, sakykime, dar įsiveda faktorius, sakykime, kažkas blogai su kokia nors girnelės kremzle arba klubo sąnario impeachmentas ir viskas tada ten apsisuka 10 kartų ir tada viskas 10 kartų sudėtingiau ir tokio kaip atsakymo, nėra. Tu turi visą laiką individualiai ieškoti problemų su kiekvienu žaidėju, viskas yra individualu. Ir kitas dalykas, paminėjai tie pėdos mažieji sąnariukai, tai tas irgi, o kai pažiūri, kas
trečias, kas ketvirtas, pas mane futbolistai, aš pažiūrėjau tos elitinius futbolus, plokščia pėda. Ir tu jam sakai, tai sako, aš turiu skausmus, tai aš tai suprantu, kad tu turi skausmus, sakau, ir reikia kažką daryti, ir mes juos siunčiam, testuojam, žiūrim, sprendžiam, kad vis tiek būtų geresnė. Koks sprendimas, daktarė, jeigu plokščia pėda futbolo bateliai yra siauri? Nu, vis tiek yra ta sportiniai tie įklotai ir vis tiek darom, nes tai yra didelė problema, nes pažiūrėkit, kokios mūsų futbolo aikštelės, ten yra sintetinė danga. Ir tu turi priimti ir suprast, kai yra tikrai dideli krūvio skausmai, nes ta sintetika nėra geros amortizacijos. Plius, jeigu dar pašnekėsim, kad kas trečias, kas ketvirtas yra plokščia padis, tai tu turi gerinti amortizaciją. Ir tus mūsų, sakykime, ir sintetinė danga negerina to atsistatymo. Ir žūtbūt jau reikia priimti sprendimus, nes tu bėgi ten. Mūsų futbolistai, kai mes su GPS tos testavimus darom, jeigu jie bėga 13 km, yra pagreičiai, viskas, yra smūgiai, tai tas viskas ir atsiranda tie mūsų lėtiniai skausmai, tie krūvio skausmai ir tos pėdos ir visi sąnariai kremzlėsgi kenčia tos krūvio skausmus. Tai aišku, reikia pradėti nuo kiekvieno faktoriaus. Jeigu yra plokščia pėda, tai turi priimti sprendimus, daryti tas, sakykime, pėdos analizės, ar nėra amortizacijos, reikia gerinti tą pėdos amortizaciją. Aš ir pats jaučiu, sakykime, tam tikrą valinę užsidedu, aš negaliu paeiti. Ir man nereikia, sakykime, tos sintetinės dangos, man užtenka asfaltų praeiti 1,5 kilometro ir tau, jeigu pėdai nėra geros amortizacijos, dar tavo valinė nepadeda, neamortizuoja. Ir viskas, prasideda skausmai ir tie futbolistai. Be abejo, kai aš sakau, jeigu į savaitę eina 3 varžybos, jie visi iškrenta. Tai yra normalu. O sakykit, tai jie iškrenta dėl skausmų ar jau traumos? Taip, tai yra, sakykime, pradžiai tai vyksta, sakykime, krūvio skausmai, apkrovos padidėja, atsiranda tie krūvio skausmai, tu nekreipi dėmesio į tai, jau yra, sakykime, ribotas atsistatymas organizmui, jisai neatsistato, jau prasideda kiti procesai, kaip raumenų plyšimai, patempimai, didėja traumatizmas ir audinių traumatizmas automatiškai irgi didėja. O sakykit, stresiniai lūžiai ar kamuoja futbolistus? Be abejo. Ir jų, aišku, mes gal pastebim kur kas anksčiau, nes mes, sakykime, jeigu yra, sakykime, jau tie elitiniai sportininkai, mes stengiamės daryti jau tos vadinamus magnetinius rezonansus, kad matyt, ar atsiranda kažkokios reakcijos, kaulinės reakcijos, minkštų audinių reakcijos ir jau tada priimam sprendimus, ar tai reabilitacijos, ar dar kažkas, ar tai yra atsistatymai, ar fizioterapija, ar baseinas, tų sprendimų yra daug. Ir pagaliau krūvio mažinimas, tu turi sakyti, reikia mažinti krūvį, nes kitaip, jisai nestatys, tie skausmai tik didės. Tai jau nelaukiam, kol kažkas skyla kaulas ar dar kažkas, ir ieškom problemų kur kas anksčiau. O man iškilo toks klausimas, Mykolai, visi sakom, čia pasirengimas reikia eiti, o kur tų specialistų rasti, nes tėvai, taigi nėra tie specialistai, turbūt treneriai turėtų nukreipti, kurie specializuojasi, ar kineziterapeutai, ar, kaip sakai, ten dispanseris, bet taigi ne kiekvienam mieste yra dispanseris ir tikriausiai tėvai susiduria su ta problema, ne tik tėvai, turbūt ir mėgėjai, futbolistai susiduria su ta problema rasti tą specialistą. Tai ką rekomenduojat, sakykime, tai yra Šiauliai, Klaipėda, dar yra ten kažkokių specializuojančių, ar visą laiką reikėtų kreiptis į ortopedą, traumatologą ir į sporto medicinos gydytoją dėl patarimų, ar užtenka tik tai pas kineziterapeutą kvalifikuotą ateiti? Ties Lietuvos sporto medicinos centras, tai tas buvęs dispanseris, tai didžiuosiuose miestuose yra Vilniuje, Kaune, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Tai ten aplinkinius rajonus kiek jie pajėgus aptarnauja, bet ten personalo daug nėra, tai sakykime, kaip prieš tai minėjau, dalis vis tiek, ar dažniausiai jie ateina vedami to, kad bus varžybos ir reikia leidimo. To leidimo pažymą gali sporto medicinos gydytojas išrašyti, šeimos gydytojas teoriškai gali, bet tiesiog nepatikrinama taip, to lygio patikrinimas ir žinios, ko reikėtų. Tai
dauguma, kiek pastebėjau, dirbu ir viešam sektoriui, kreipiasi, žinoma, šeimos gydytojas siunčia ortopedui, traumatologui, jeigu išmanesnis, jis jau gal ten pat kokį rengeną padarys, bet vis tiek tuo pačiu nusiūs traumatologui ten pagal skausmų pobūdį, galbūt ir neurologui iškart, reabilitologui užrašys, arba ortopedas užrašys reabilitologai. Ortopedas greičiausiai paskirs sudėtingesnius tyrimus, ten galbūt minkštų audinio echoskopiją padarys, magnetinio rezonanso tomografiją ir gaus dėl tos kažkokios problemos rekomendacijų, galbūt sumažink krūvus, nuskausminamieji, reabilitacija, kineziterapeutas ir dažniausiai jis kaip ir, jeigu kineziterapeutas, aš vėlgi pastebėjau, tiek pats susidūręs, tiek dirbant šitoj srity, kad kineziterapeutas, jeigu nedirbė su sportininkais ir pas jį ateis aktyvus, jaunas, sportuojantis žmogus, skirsis reabilitacija. Realiai darys, žmogus reabilituosis, kaip tas kineziterapeutas reabilituoja neaktyvią populiaciją ir sportininko atėjus, tai jis, kaip čia grubiai pasakęs, galbūt savo laiką sugaiš. Geriausia būtų kineziterapeutas, kuris grinai dirba su sportininkais, jis matęs, nes ta reabilitacija yra kitokia. Ta sakykime, įprastinė reabilitacija žmonių orientuota į tų visų biopsichosocialinių funkcijų atstatymą, kad jis galėtų kuo geresnį, kokybišką gyvenimą gyventi, o sportininkų reabilitacija tai yra orientuota į, sakykime, performance. Kad jis grįžtų į aikštę, kad jis galėtų ne mažesnių, ne ankstesnių lygių žaisti, galėtų savo pasirodymą tobulinti ir jam ta trauma ar tie kažkokie diskomfortai, ką jis turėjo, netrukdytų. Tai gerai, jeigu komandos turi kineziterapeutus, žinoma, vienas kineziterapeutas su vos nežinau, kiek būna futbole ten komanda, jeigu 11 žaidžia, tai atsarginių kiek ten. Nesinori net tą temą daug šnekėti, žinok, Lietuvos lygis silpnokas, iš tikrųjų. Džiugu, jeigu yra kažkas, kas tikrai prižiūri. Ir užmato kažką, jam pasiskundžia, pasako. Tai jau čia džiugu, jeigu kažkas yra, arba, sakykime, protingas treneris yra, jau tai yra labai gerai. Nes iš tikrųjų, reikia suprasti, vis dėlto yra tam tikras finansavimas. Ir mūsų jaunimas neturi to finansavimo ir yra ribotas finansavimas ir reikia suprasti, negali būti labai smagu, kad, kaip sakoma, kiekvienas vaikas turėtų, sakykime, jeigu turėtų ir fizinio pasirengimo trenerį, būtų kineziterapeutas, būtų labai geras treneris, jų aišku yra labai daug ir jie dabar yra lavinami ir tos eina naujos programos, jie mokinasi tas naujas programas, nėra kaip realiai būtų labai gerai, kad kiekvienas, sakykime, kad būtų komanda, aš tik pratęsiu tą, kad ir būtų ir treneris, ir fizinio rengimo kažkas, arba treneris turėtų tam tikrų, kaip sakoma, savybių fizinio pasirinkimo, kineziterapeutas ir kur kas pratęsiu tą temą ir psichologas, treneris, viskas turi būti. Ir šitas geresniam klube psichologija vaidina, jeigu, net noriu pasakyti, vieną iš svarbiausių sprendimų, jeigu nėra gerai psichologiškai paruoštas žaidėjas, jisai nepasieks to, ko jisai nori. Ir psichologija yra ne vien tik tai pasiekti rezultatą, laimėtas varžybas, bet psichologija yra ir labai psichologinis pasiruošimas labai svarbus, kad būtų kuo mažesnis traumatizmas. Tai specialiai buvau vienoje tokioje, aš pasakojau prieš įrašymą paskaitoje. Švedas skaitė paskaitą, kur reikėjo, galvojau, paskaitys ten pasiruošimas, visa kita, kokie pratimai daromi, o sako, nieko panašaus. Geriausi rezultatai, jie stebėjo, analizės darė ir kur kas svarbiau yra tas vadinamas komandos mikroklimatas, kokia yra psichologinė būklė trenerio, žaidėjų, šeimos, kad nėra kuo mažiau tų išorinių dirgiklių ir tada tas traumatizmo rezultatas, traumatizmas ženkliai mažėja tose klubuose, kuriuose yra labai geras mikroklimatas, kai nėra papildomų tų streso dirgiklių, tas labai svarbu mūsų sportininkam. Tai čia vienas iš tokių svarbesnių faktorių ir tikrai laimintis klubai šitą turi, arba kažkokius pagrindus turi, arba kažkas,
papildomai dirba su tuo, kad būtų tokie rezultatai. Bent jau Žalgirį mes bandom spręsti šitas problemas. Ir tai yra užkulisiai, kurių mes nematom. Jo, tai mes... Kur fanas, žiūrovas nematys. Taip, ir supranti, ir yra, sakykime, tam tikri sprendimai, kaip, kad netrukdytų, nebūtų tų išorinių dirgiklių, kad žaidėjai lieka viešbučiuose, kad jie galėtų koncentruotis, kad nebūtų tų papildomų dirgiklių prieš varžybas. Ir tas treniruočių procesas, tas ryšys su treneriu yra labai daug faktorių ir mes jų nežinom. Ir kitas dalykas, kai mums papasakojo, kaip yra, sakykime, tie elitiniai klubai, tai kiekvienas žaidėjas turi gal net ir dietologą, turi savo psichologą sportinį, turi kineziterapeutus, o gal net ir 2. Tai va. Va, dietologas irgi labai svarbu nepamiršti. Viskas, tai nėra, atrodo, kas šita dietologija, kas čia yra tas maistas, viskas yra svarbu, ką tu duosi tam žaidėjui prieš varžybas, yra svarbu, kad jam užtektų tos energijos, kiek yra tų faktorių, kurių mes, netkreipiam dėmesį, bet, nėra nesvarbių dalykų sporte, viskas yra svarbu. Aš dar, jeigu galima, grįšiu prie jūsų to plataus klausimų užduoto. Valstybės lygių, kokia situacija ir kur kreiptis ir kaip yra, tai iš tikrųjų poreikis, pavadinsim, sporto, medicinos paslaugų ir priežiūros yra didžiulis. Jeigu tokia utopiška vizija, tai arba šeimos gydytojas, besimokant rezidentūris, kažkokį turėtų bent pusės metų ciklelį su sporto fiziologija, sporto medicina, krūvių fiziologija, pratimų fiziologija, gal su tų pratimų mokslo šiek tiek, kad jis galbūt galėtų adekvačiai tuos pakonsultuoti. Ir gerai, kalbėjau, kokia ta grandinė, jeigu siunčia ortopedui ir reabilitologui, dažniausiai net vyresnės kartos, aš kaip pasakau, kokia mano specialybė, tai čia yra tokių, tai čia anksčiau Tartu ruošia, tai čia Kaune tik tai buvo, sakau, Vilnius ruošia ir tikrai neblogai. Ir tie net nežino, kad galima tokiam specialistui nusiųsti, o jeigu žino, kad yra toks specialistas, nežino, kur nusiūs, nes, dabar ačiū Dievui, tas privatus sektorius jau viena privati, kita privati jau po etato, po 2 įsidarbina ir galima kreiptis ir gerai, jeigu STLK turi sutartis. Tai grįžtant, jeigu jau šeimos gydytojas turėtų kompetencijos, jau galėtų jis šiek tiek sutrumpinti tą, sakykime, laiką ir grandinę, iki kol tas, sakykime, jau vidutiniokas ir link profesionalo einantis sportininkas galėtų gauti tą adekvačią pagalbą ir tą reikalingą dėmesį. Arba kitas variantas, padaryti daugiau etatų tų sporto medicinos gydytojų, kad poliklinikos irgi darbi, ten ar kažkokios, ar galbūt net universitetinės ligoninėse. Tai aišku, tai yra specialybė tokia labiau ambulatorinė, ten stacionarė, jos pritaikomumas, bet tai jau būtų kažkoks žingsnis. Bet, kaip visada, tai atsiremia į finansavimą patys, žinom. Ir dabar pats nesenai stovi yra Lietuvos sporto medicinos federacija, kuri vienyje visus gydytojus iš Lietuvos ir ten tikrai aktyvios grupės, kurios ne kartą ir ne 2 per metus eina ir su švietimo mokslu, ir su SAMU, kalba apie projektus, kokie yra kažkokie įstatymų spragos, ką reikėtų keisti, kad tai būtų labiau prieinama, labiau žinoma, labiau viešinama. Tai čia valstybės mastu dar yra kur tame dirbti. Tai faktiškai jaunieji sportininkai, jie tą pagalbą gali rasti. Manau, kad sporto medicinos gydytojų taip pat daugėja. Apie kineziterapeutus turbūt socialiniai medijoje gali surasti, kas specializuojasi, kai būna. Mano manimu, tai labai svarbu yra tie jaunoji karta, kad jinai turėtų visą palaikymą, nes tai ir šalies mastu, mes futbole tikrai labai atsiliekame nuo kitų, tai yra vienas iš populiariausių pasaulyje sporto šakų. Lietuvoje turbūt dėl infrastruktūros mes neturėjome tokių galimybių treniruotis ir manau, kad tai eina gerąją linkme. Ir ateityje mes turėsime stipresnių klubų, geresnį finansavimą ir turbūt pasieksime aukštesnių tų rezultatų.
Tai mūsų kaip medicinos įstaigos turbūt ta misija yra suteikti jiem pagalbą, kad jie žinotų, kur kreiptis. Ir pas mus ir ortopedai, traumatologai, ir sporto medicinos gydytojas, ir kineziterapeutai yra pasiruošę tam. Ir manau, kad ir kitų sporto šakų sportininkai lygiai taip pat tą pagalbą pas mus galėtų sulaukti. Vis tiek viskas priklauso nuo trenerio. Jisai yra pagrindinė grandis treneris vis dėlto. Ir aš žinai, kiek aš esu nedaug šnekėjęs su treneriais, bet aš vis tiek matau, kad jie myli tą futbolą, tie treneriai, jie yra fanatai savo srities. Aišku, žinai, jeigu ten jau yra tam tikrų niuansų, kai sakoma, skambutis, padėk čia, suleisk, žinai, sorry, tada jau viskas, jau turi drėbti, sakyti, kad negali taip daryti, negali, nes tu po to sutraumuosi tą žaidėją, bet kad kai kurie yra, kai aš konsultuoju ir matau, kad tai yra ne mano pacientas, tai yra netrauminis pacientas, kuriam reikia, jam reikia sporto mediko, nes tu matai, kad tau yra atsistatymo krūvio, atsistatymo problemos ir tai nėra ortopedo traumatologo darbas. Aš taip kai kada pasakau, bet tu klausyk, tu ne pas tą specialistą papuoliai, tau struktūriškai jokio pažeidimo nėra. Tu turi kreiptis ne pas tą specialistą ir tu lieki kaip ir kaltas, dėl to, kad jisai... Ne, aš savo sakau, kad, žinai, ne tas adresas, žinai, nėra raumuo plyšęs, nėra struktūrų pažeidimų, tu turi galvoti pas kitą specialistą, kuris tau pasakys, čia gal yra tau visai kitos problemos, o raumenų gal disbalansai, tau reikia pakoreguoti, kažkas, dėl to yra tie krūvio skausmai, dėl to jisai nepabėga, ar dar kažkas jam skausmai didesnio krūvio metu, bet tai čia nėra daug ortopedijos traumatologijos tame, tai yra krūvio atsistatymo problemos. Aš tai dar norėčiau bendrai paminėti, sakykime, kaip čia pasakyti, treneris, visa ta pedagogika, deontologija, viskas, kiek pastebėjau, vis dar nemažai yra priešpriešos su medicina, tai yra su sporto medicina, kas tai yra visa sporto medicinos komanda. Gerai, kineziterapeutai dar jie vis tiek arčiau komandos būna, gydytojas gal jau į jį kreipias labiau, kai kažkas yra, nes galbūt taip nebūna tiek dažnai arti komandos, tiek kineziterapeutas, bet kai gydytojas, ypatingai, jeigu pasakytų, to negaliu, sumažinti krūvių, galbūt jam pailsėti, su atsistatymu padirbti, su ištvėjimu padirbti kažką, jau kažkokia kalba apie nukreipimą nuo tų įprastų jo vadžių, to sportingo, kurios šiuo metu įvargina, tai atsiranda tokie priešpriešai ir sakykime, tie oldschooliniai senesni treneriai, jie, sakykime, netgi nepripažįsta, atmeta mediciną, tai yra visą tą priežiūrą ir tai sporto mediko komanda, kurios bendras tikslas rūpinti sportininku ir bendrai tiek trenerių, tiek medicinos dėl sportingo tas yra. Esniam amžiui tos problemos išlieka, tos traumos, taigi nelieka be pasiekmių, jos visos po to turbūt ir kremzlių, visos chondromoliacijos ir menisko visi, kurie buvę plyšimai, turbūt ir sąnarių keitimai, ir čiurnų patempimai, ir tolimesniam amžiuje jiem turi didelę įtaką jų sveikatai. Tai vieno tokio atsakymo iš tikrųjų nėra, kai vieną pacientą pats esu operavęs ir tu matai, kai tikrai pas yra, sakykime, tie kremzliniai procesai įsibėgėja ir jie didėja, o kitą tu matai, gauna tokį patį krūvį, bet tu operuoji, sakykime, sąnarį dėl nedidelio, pavyzdžiui, menisko pažeidimo ir tu matai, komandai tas pats žaidėjas, amžius irgi tas pats, bet pas jį kremzlė yra puikiai, viskas tvarkojosi, o kremzlė gal yra kitur problemų, gal nugaroje dar kažkas, bet tu matai, kad tie vis dėlto gal ne visada tie traumatizmas yra labai kenksmingas. Aišku, daug yra faktorių, sakykime, genetikos faktorių, traumatizmo, buvusių traumų, iki to buvusių traumų, kremzliniai tie pažeidimai, kurie kaip yra niuansas, sakykime, dabar turėjo kremzlinę traumą, kremzlės traumą su raiščių plyšimu, taip,
Tai raištis plyšta, kaip sakoma, sekundės dalis, bet kremzlės pažeidimas, jisai gali išryškėti po 10 metų, nes kremzlė, jinai labai lėtai reaguojantis audinys, jisai dabar gali būti kaulų čiulpų edema ir aš kai kada sakau, okei, žiūrim, stebim tą situaciją, dabar gal yra tik kaulų čiulpų edema, bet po 3, po 5 metų tai gali būti jau prasidės kremzlės pažeidimas, nes kremzlė praranda mitybą toj vietoj, ir gali subchondrinis kaulas praranda mitybą ir tada kremzlės kokybė krenta. Tai vat šitą visą reikia ir toliau, kad ir jaunesnius, bet ir vyresnius sportininkus sekti dėl tų visų pažeidimų. Tai va, yra vis dėlto yra reikalų. Aš dar pridurčiau, kaip jis po didesnių ar menkesnių traumų, kokioj būsinoje grįžo po reabilitacijos į karjerą, ar ten, biškis skauda, bet jau čia galiu bėgti, spardyti, šokinėti, gal pakentėsiu, čia išgersiu. Ar jis pilnai atsiabilitavo, jo funkcijos pilnai grįžo, nieko neskauda, biomechanika puikiai veikia ir gerai galim varyti. Tai irgi nuo to priklauso. Tai ką, noriu šiandien padėkoti mūsų svečiams, gydytojui Tomui ir gydytojui Mykolui. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū, malonu buvo pasikalbėti.